Taigi, ką turim šiai dienai su CLS? Turim šiltą kebabą rankui, kurį tai suvalgysim ir kiksim prie darbų. Ir turim CLS, kurį planavom pradėti daryti dar vasaros pradžioj, bet kadangi atsitiko gyvenimas ir manau, pas daugelį iš jūsų yra taip nutikę, kad batsivis be batų, dirbu su dažymu, bet negaliu pasidaryti savo mašinos. Taigi dabar jau prasidėjo ruduo ir tik dabar prieinam prie šitos mašinos. Bandysiu ją daryti greitai ir kokybiškai. Čia va šitose vietose jau yra matomas rūdis, pradėjo truputį dėl laiko uždelsimo. Šitose vietose taipogi kažkas negražaus, čia tokia šašai. Įdomus palikti, čia suvirintojo parašas. Čia viskas gražiai padengta rūgštiniu gruntu. Taipogi yra šašų, kuriuos reikės nušlifuoti, nušviesti, kad gražiai užsidėtų gumos. Viską reikės epoksidiniu gruntu padengti iš vidaus, kad sustabdyti tolimesnę koroziją. Vėlgi iš vidaus arkas tepsim siūlių hermetiku. Nuvinėsim durys, dažysim baltai. Bežiūrint, buvo pastebėta ir tai, kad daug kitų yra pažeidimų, kuriuos irgi reikėtų tvarkyti. Bet pradžioj sustavim, kad šita vieta, kuri būtina, sakykime, būtina tam, kad galima būtų eksploatuoti automobilį, kad šiai dienai yra didelis mano noras ir tikslas eksploatuoti jį bent jau rudenį, kol dar neprasidėjo žiemas ir nesuvalgė jau mūsų lietuviškos druskos ant kelių. Tai tiek žinių, bandom kažką daryti. Kaip matote, priekinės saligalinės durys jau yra nuimtos. Nuo jų reikės nuimti visas apdėlas, kurios nėra dažomai dalis, kaip šitą apšyvą, kuri bus išmetama dėl to, kad ją supjaustė ir subraižė visą, dėl to, kad jinai nereikalinga, ne? Dabar reikia kažkaip nuimti šitą chrominę apdailą, kuri labai gerai čia sėdi. Dėl to, kad jeigu prisiminsite, kokios būklės buvo CLS, tai šitos apdailos tiesiog neliko nei sveiko gabalėlio. Tai aš bandysiu su šitą gal mentelę atlikti kažkokią magiją, jeigu man gausis. Bet greičiausiai sulaužysiu. Nežinau. Hebra. Tokia situacija. Kažkas vyksta. Aš jaučiu, kad čia dalykus įklijai ir ponkės, kurių gyvų tikrai neliks. Jo. Taip ir buvo. Bet užtat. Nu, užtat juostelė sveika. Pasadinsim ant vykusias juostas ir viskas bus ledas. Aš netgi jos nedeformavau užtraukamas, taigi. Gerai, čia viską reikia dalinti. Čia reikia kažkoks gulas. Galas. Po keblinių darbų išlindo pagai, mašiną išbėrė. Išbėrė spėjau dėl to, kad aš su jo nieko nedariau visą vasarą ir dabar apsėmiau daryti. Bet garaže tikrai šilta, todėl viskas bus ledas. Susidūriau su dilema, kad labai nepatogu galinį bamperį atsukinėti. Bet tada prisiminiau, kad čia stovi pneuma. Galima autolas išpečiu. Taigi mes to ir prisipūsim į viršų ir bus patogu atsukti. Pneuma įsikūdė. Ir dabar turiu
pilna prieiga prie bumperių. Todėl galima to. Jeigu perki mašiną ir galvoji geriau su pneuma ar be, pneuma daug kainuoja, remontas ir taip toliau, pneuma jau leidžiasi. Reikia dirbti greit. Taigi, sakyčiau, apsimoka imti pneumą dėl to, kad bumperį bus paprasčiau nuimti, kai reikės. Nelabai patogiausiai, iš tikrųjų, tai reikia išpirkti šitą kadrą. Mechanizmas atsidarė. Gerai, įdomu. Taip. Štai taip paprastai per 3 sekundės nusiema bumperis galvos stalas. Ir jis vis tiek dažas, toliau galima padėti. O pastovi. Žiūrim, ką čia turim. Čia turim labai gražią vietą. Čia bus ką paveikti. Kad užtikrint ateity, kad nerūdytų viskas ir būtų tvarkingai. Bus daug siūlių hermetiko, daug antikoro, daug epoksidinio rūgštinio grunto. Bet viskas yra sutvarkoma ir čia tikrai neblogas atvejis dar. Kaip neblogas atvejis, čia yra po remonto, bet tiesiog automobilis visą vasarą stovėjo. Ir karts nuo karto vis tiek gaudavo drėgmės iš išorės. Vėl kai kuriuose vietose matoma, kad buvo uždelstas apdirbimas. Tai dabar jau nedelsim, dabar jau dirbsim. Kadangi reikia naudoti ne tik šitos saugos akinius, o ir normalius. Plus oranžiniai stiklai, dar gražesnis vaizdas gyvenimas. Ir parodysiu truputį, kaip šitas diskas šlifuoja. Kiaurai diską yra matoma silė, kaip dabar aš matau kamerą. Tai labai patogus dalykas, kadangi tau nereikia šveist ir vėliau žiūrėti, kiek nušveitai. O tu iš karto šveisdamas matai, ką tu darai. Ir labai puikiai nuima sviedinimo siūlės, tai man reikės nuimti čia gražiai, kažkiek tai šašu per šitą tarpelį, kur dėsis guma. O kolega tuo metu pasižais su to mažu žiūžiku. Svarbiausia, atliekant tokius darbus, saugumas, kadangi turiu dar plaukus, neslenka. Ir apsauga akims, kad nors kažką matyčiau. Beveik nieko negirdžiu dėl to, kad muzika garsiai groja pas mus. Dabar visos siūlės yra nušlifuotas, viskas yra gražu, gardu ir reikia padengti epoksidiniu gruntu. Kai kurie dengia iškart siūlių hermetiką, bet taisyklingiau būtų epoksidinis, dėl to, kad maža kažkur liks tarpelis, kur gali papulti drėgmė. Tai jeigu viskas bus perdengta epoksidiniu, tada tikrai apsidraudžiat, kad drėgmė jau nepapuls ant metalo. Šalinės siūlės yra gražiai nušlifuotas, su vidiniam mes to nedarysim. Dėl to, kad štai tai ir šiaip nelabai drėgmės gaus. Ir čia yra nepatogu šlifuoti, bet to viskas užsidengs kilimais. Tai dabar dar veikiantis. Reikia viską gražiai izoliuoti su epoksidiniu gruntu. Pradžiai lengvai sluoksniais išpurškiam. Vėliau reikės jau kelis sluoksnius pilnus padengti, kad tikrai viskas būtų izoliuota. Хорошо, продолжаем работу. Буду замазывать герметиком, если что, списывать. Все, люблю. Пока.
Jau kurį laiką guliu prie CLS dugno ir matau, kad ten mes nusikelsime vėliau, kadangi ten bus daug darbo. Bet viršus jau yra padarytas. Visos siūlės nušveistos. Čia yra palenkas su paksiniais grundai. Taigi galim tęsti su siūlių hermetiku. Turiu šauraliuk savo. Boss Film siūlių hermetikas, pilkos spalvos, natūraliausias. Tai užsidėti savo šautuvą. Gal matėt tos video, kad ten su pneumatiniais arba elektriniais įrankiais pučia hermetiką, ten gražu, bet kaip ir taip toliau. Bet mes naudojam senąją metodiką pistoletas. Aišku, reikėtų pirštinę užsidėti, kad nepadaryt klaidot. Tokia šikytė jau lenda. Šiaip biški mažas kakaliukas, tai reikia gal didesnį skylę sudaryti. Dėsim čia hermetiko. Vėliau viską mes pirštais pataisysim. Todėl nereikia kreipti labai daug dėmesio į tai, kaip dabar atrodo salė. Čia taip pagi buvo suvirinta, reikia viską gražiai. Prauk. Būtų grindys, reikia tai būtų kitas reiktų, jo. Tačiau kabinam biškį. Ačiū, gabaliukas. Lay down with me. No pain, no sound, just me. Netoks energingas kaip visada. Truputį sunkoka, nes vakar iki 4 ryto beveik pasilikau. Čia bandžiau kažką įrodyti. Ir realiai dabar va, kitos dienos pietus beveik ir toj gruntuos. Tai sunkiai mąstau, nes neišsimegojau 2 valandas, mėgojau. Visą rytą reikėjo klijuoti, kad dabar galėtume gruntuoti, atvažiavo kolegai, kuris filmuoja mane. Tai va, tiek žinių. Buvo truputį daugiau veiksmo, negu tikėjausi. Užtrukau virš valandos tik prie šitos arkos. Taigi, kaip nebūtų prikolas, neprikolas, blėt, savo hui. Užtrukau virš valandos su šita arka, dėl to, kad europietiška CLS dalis buvo truputį parūdys. Ir teko šveist viską iki metalo. Tada dengta epoksidu, tada siūlių hermetikas. Tada pamačiau, kad buvo daug vietų, kur mes neuždėjom siūlių hermetiko prieš tai išvakarą. Tada buvo rasta nemažai duobučių, kur būna, kai, matai, kolegos mėgsta į mašiną atsiremti. Ir po to lieka tokie fokusai, kuriuos reikia vėliau glastyti. Čia tokia situacija. O iš šitos pusės dažyti pradėjom iš vis kodėl. Aš šiaip savo dėl to, kad buvo apačioje arka biškį nubrozdinta ir jeigu jau darom, tai kodėlgi nepadaryti vienu kartu. O kadangi arką darai, tai tada pamatai, kad ant durų yra biškį pažeidimų visokių ir tada duris dar paimi kartu. Priekinių durų neėmiau, nes nepakankamas skaičius šitų įbrėžimų, kad jas perdažyti. Tai va, tokias naujienas. Dedam ant metalo. Buvo apšiai nedengi. Gerai kažką pagrindinį. Dedam epoksidinę dervą vėlgi ir tada jau akrilinį gruntą vėliau.
You and me, pretty girl, we can eat the Ain't with a pose and bye, Timberlake. And they say bye, get my hand on your bitch, yeah, she mine. Anytime I get low, I get high, low five, I'm side, come and drop, put your hands in the sky, when you die, then it's time to unwind, when it's down, in the ride, bone low, sit back, don't drown, with my line, low age like wine, sipping that she fine, negative mind, baby bones not kind. Pulling in my lungs, don't wait till I'm done. Bury me alive with 150 blunts. Lit, I was spit like a kid, I'm lit. I watch you melt in my life. I got two bad bitches sucking at the same time. The way they have my. Tai Mersas nusidažė ir gražiai. Buvo taip gavosi čia viskas. Šioje vietoje buvo suvirinimas siūlė. Tai tikrai viskas labai gražiai susilėjo. Kokį buvo suvirinimas siūlė ir čia buvo suvirinimas siūlė. Tai, kaip matot, viskas dingo, taip sakant. Originalą. Lengvas atspalvio skirtumas, dėl to, kad automobilis stovi labai ilgą laiką neplautas ir reikia išplauti ir nupoliruoti. Tai tiek žinių, užkuriu Mersą, vežu į kitą patalpą, o čia tęsiu su durim, slenkščiais, bagažinė ir tokiam smulkmenom, kurias reikia nusidažyti, kad surinkti jį pilnai. Chebryte, labai dėkui tiems, kas žiūrit. Tikiuosi, neužilgo jums video žiūrėjimas, patiko visas kontentas, kurį darome. Ir džiugu labai matyti, kad kiek uždelstas, tačiau visgi padarytas. Gražus, baltas, šviežias 5.5 CLS-as, kurį taip svajojau turėti, bet mažai rankų pridėjau per vasarą, jau progresuoja. Tai iki malonaus, tikiuosi susitiksim greit. Penki Mersas.